Sveiki. Mes svečiuose pas Agniją Šeiko-Sarulienę 8 kartą vykstančio šiuolaikinio meno festivalio platforma Mama. Esame studijoje, kokioje dar kol kas negaliu pasakyti. Prašysiu Agnijos, kad pati pristatytų, kodėl mes esam būtent toje vietoje. Sveiki. Labai džiugu, kad tik švariai išplautoje salėje, naujoje mūsų studijoje turime svečių. Ir šitą studiją mes pavadinome šokio galerija, nes pristatysim iš tikrųjų labai daug šokio žanrų. Ir geriausia tikriausiai šokio meistrai Klaipėdos ves pamokas ir galės visi čia ateiti ir judėti, ir šokti. Ir tuo pačiu menininkų grupė Žuvies akis ir šokio teatras Padidapi Fish kurs ir repetuos savo spektaklius. Žodžiu, švieži namai šokėjų. Bet šį kartą mes su Agnija kalbėsime ne apie šokį, ta intencija mūsų pokalbio, kalbėsime apie knygas, gal kiek netikėtas posūkis, bet girdėjau, kad Agnija pati mėgstate skaityti, ar neklysta? Labai. Nuo pat mažumės tikriausiai net ir prašo dabar, kai klausia žmonės, koks jūsų hobis, tai šalia, sakykime, kelionių ir to pačio šokio ir teatro visada eina skaitimas. O tai kokias knygas labiausiai mėgstate skaityti, ar galima klausti tokio dalyko iš vis? Jo, va čia gal tikriausiai, negaliu atsakyti iš tikrųjų, kokias labiausiai, skaitau tikrai labai daug, pradedant ir profesinė literatūra, ir sakykime, kažkokie straipsniai, ir pažintinė, ir žinoma, labai mėgstu grožinę literatūrą. Ir kaip jūs paminėjot profesinę literatūrą ir aš kaip tik norėjau paklausti, ką jūs manote, ar menininkams, kuriems yra svarbu būti apsiskaičiusiems, ar tai yra netaip jau būtina, nes per juos šiaip ar taip reiškiasi kažkokia didesnė, aukštesnė jėga? Aš manau, kad privaloma. Tiesiog ir studentus aš savo spaudžiu be gailesčio, kad skaitimas iš tikrųjų yra vienas pagrindinių dalykų ir formavimui, požiūrio formavimui, apskritai net ir to pačio stiliaus, šokio stiliaus netgi. Ir, kaip pasakyti, aš iškart galiu pasakyti, ar choreografas yra apsiskaitęs ar ne. Tai matosi iškart, pavyzdžiui, jo darbose. Netgi taip. Ir kai kviečiau Agniją susitikti šitam trumpam pokalbiui, aš jos paprašiau išsirinkti knygą ir jai galbūt didžiausią įspūdį palikusią knygą ar šiuo metu labiausiai patikusią knygą ir paskaityti ištrauką iš tos knygos jums. Ir dabar prašysiu pasakyti, kokia tai knyga, parodyti ją ir galbūt trumpai pasakyti, kodėl išsirinkote būtent šitą knygą. Iš tiesų atsinešiau 2 knygas ir tiesiog savo vaikystės vieną mėgstamiausių knygų, tai buvo Nežiniuko ir jo draugų nuotykiai, kur nuskaityta net aplenkta ir iš tikrųjų visiškai nubrūžinta. Galim parodyti? Tai iš savo mamos bibliotekos paėmiau. Ir iš tikrųjų labai džiugiu tiesiog, kad labai skaitimas buvo visada pas mus labai svarbus ir namuose yra tikrai ir pas mano mamą, ir pas mano močiutę, ir dabar pas mane namuose yra tikrai didžiulės bibliotekos. Ir tas iš tikrųjų labai svarbu mano visam tobulėjime. O šiandien norėsiu paskaityti ištrauką iš Romano Gari knygos Aušros pažadas. Iš tikrųjų šitas autorius yra labai mėgstamas ir tikriausiai turiu beveik visas jo knygas. Ir tiesiog atradus pirmąją šitą Aušros pažadas, šitą knygą ir kažkaip tiesiau kelionę per šito autoriaus kūrybą. Jisai, kaip žinia, yra susijęs šiek tiek ir su Lietuva. Ir šitos knygos veiksmas kaip ir prasideda Vilniuje. Ir iš tikrųjų galbūt pirmiausia, aš visada man yra labai svarbu ir pati kalba, ir teksto, sakykime, grožis, ir žodžių parinkimas, ir aiškus geras vertimas. Iš tikrųjų visada yra labai nuostabu skaityti gerą vertimą, bet neseniai skaičiau su sūnum perskaitėm visą Trolių mumių seriją, tai tiesiog kaifavau nuo gero vertimo. Tai va. Gerai, dabar galite pasiruošti ir paskaityti ištrauką. Paskutinėmis dienomis prieš mirtį parašė beveik 250 laiškų ir persiuntė juos savo draugiai į Šveicariją. Aš privalėjau nieko nežinoti, laiškai turėjo būti siunčiami reguliariai, be abejonės šitai ji ir sumastė, kai pagavau tą gudrų žvilgsnį Švento Antuano klinikoje, kur buvau nuvykęs jos aplankyti paskutinį kartą. Taigi vis dar gaudavau motinos jėgą ir drąsą, kurių reikėjo, kad išlikčiau, nors jau daugiau kaip 3 metai jos nebebuvo tarp gyvųjų. Virkštelė nenutrūko. Štai ir viskas.
Biksūro paplūdimys tuščias kokius 100 kilometrų, bet kai retkarčiais pakeliu galvą, ant uolos priešais išvistų ruonius, ant kitos tūkstančius jūrvarnių, žuvėdrų ir pelikanų, o kartais netoli praplaukiančių banginių fontaną ir kai lieku taip valandą ar 2 sustingęs ant smėlio, virš manęs iš lėto ima suktis maitvanagius. Praėjo jau daug metų nuo mano nuopolio ir man atrodo, kad puoliau būtent čia, ant Biksūro paplūdimio uolų ir štai dabar klausausi amžinybės ir stengiuosi suprasti vandenyno kuždesį. Aš nebuvau nugalėta sąžiningai. Mano plaukai jau žilstelėję, bet slepia mane prastai, aš išties nepasenau, nors ir artėju prie savo 8 metų. Labiausiai nenorėčiau, kad kas įsivaizduotų, jog teikiu tam didelės reikšmės. Atsisakau suteikti savo nuopoliui pasaulinės svarbos. Nors deglas ir buvo ištrauktas man iš rankų, aš šypsausi su viltimi ir laukiu, galvodamas apie visas rankas, pasirengusias jį sučiupti, apie visas mumise slypinčias, nematomas, gimstančias būsimas jėgas, kurios nespėjo pasireikšti. Iš savo pralaimėjimo nepasimokiau nieko, neišmokau išsižadėti, išsižadu tik tai savęs paties ir tai tikrai ne bėda. Tikriausiai man stigo broliškumo. Matyt, neleisina mylėti šitaip smarkiai vienos būtybės, nors ji ir tavo motina. Tai buvo labai rimta ištrauka. Ačiū Agnijai, kad pasidalino savo skaitytą knygą. Linkime sėkmės šokio studijoje. Ačiū. Ir ačiū už pokalbį. Ačiū.